Labadiena, mėlyji. Atsiprašau už šukuoseną. Egipte plaukai visą laiką šlapi. Arba po jūros, arba po baseino, arba po dušo, arba tarpe visų šitų vandens procedūrų. Šituo video noriu pasidalinti mūsų planais 2025 metam. Po truputėlį dėliojamės datas kitiem metam ir ateinantį balandžio mėnesį 25 metais, kai Egipte baigsis Ramadanas, kviečiame jūs į kelionę. Keliauti po Egiptą tuo met, kai vyksta jų ypatinga musulmoniška šventė, Ramadanas. Niekam niekada nerekomenduočiau, esu buvus čia per Ramadaną daugelį kartų. Patirtis be abejo yra ypatinga, tačiau kelionėm tai yra nepalankus metas, kadangi vietiniai žmonės dieną nevalgo ir negeria netgi vandens, taupo jėgas, jų pusryčiai būna jau saulei pradėjus leistis. Be abejo, gyvenimas nesustoja, žmonės dirba, bet nebūna tuo metu skanaus maisto, neveikia vietiniai restoranėliai ir visas aptarnaujantis personalas būna pavargęs, piktas. Ir labiausiai laukia to laiko, kuomet jau bus galima valgyti. Jeigu keliaujat į turistų nutrintus viešbučius, be abejo, tų dalykų nepajausit, nes vis tiek valgysit turistinius marmaliūzus. Tačiau jeigu keliaujate kaip mes, tiesiog gyvenate taip kaip vietiniai žmonės, valgote nešaldytą maistą, tuomet reikia atsižvelgti į Egipto gyvenimo specifiką. Musulmonai savo šventes skaičiuoja pagal mėnulio kalendorių ir Ramadanas visą laiką slenka per mėnesį atgal. Taigi, ateinančiais metais jisai bus kovo mėnesį, kaip tik tuomet dažniausiai ir organizuodavau keliones. Nieko tokio, vadinasi, į Egiptą pavasarį skrisim, kuomet jau bus šilta, bus įšilę vandenis, oro temperatūra bus labai palanki keliauti. Ir datas planuoju balandžio 10-17 dieną. Kaip žinote, šias keliones organizuoju daugybę metų ir galbūt turėčiau truputėlį daugiau papasakoti apie mano kelionių filosofiją, koncepciją. Kaip žinote, aš esu profesionali psichologė ir taip pat egiptologė. Dabar sėdžiu Hurgadoje savo kabinete, štai man už nugaros yra egiptologijos ir scuba divingo sertifikatas. Iš kitos pusės yra Aurosomos buteliukų plakatas. Priešais mane miega Šechmetukas, tuoj atsuksiu kamerą ir parodys. Štai Šechmetukas, kaip visą laiką lydi mane. Čia yra kabinetas su visokiausiais burtais. Na, o organizuodama keliones kviečiu jūs į šalį, kurią pažįstu geriau negu Lietuvą. Egipte aš gyvenu ir keliauju jau 20 metų. Graikų, romėnų mitologija, Egipto, Šiaurės Afrikos mitologija yra mano specializacija archetipų moksle. Kažkada prieš daugybę metų pamilusi Egiptą ir sukūrusi čia seminarų namą, vilą Šachrazad, supratau, kad šią šalį reikia pažinti giliau, profesionaliau
Ir daugybę metų mokiausi egiptologijos mokslų. Esu baigus Oksfordo koledže egiptologijos specialybę, Mančesterio universitete egiptologija su medicininė pakraipa. Taip kad šalia mano psichologijos mokslų tai yra antras mano aukštasis išsilavinimas. Jei mane pažįstate, žinote, kad jei kažką darau giliai ir stengiuosi tai daryti profesionaliai ir kokybiškai. Nemėgstu keliauti bet kur. Neturiu tokio tikslo užsilipti ant Meksikos piramidžių ir nusifotografuoti ant didžiosios Kinijos sienos, dar į kažkokią tai šalį nuvažiuoti. Kaip mano močiutė sakydavo, šikt čia, šikt ten, tai yra ne mano gyvenimo būdas. Na, o romėnų dominijas, graikų kultūra ir Egipto civilizaciją iš tikrųjų aš studijavau daug metų ir pažįstu profesionaliai. Taip kad šių kelionių metu mes kviečiam jūs į tokį Egipto koridorių, kurio atvažiavę kaip turistai jūs niekuomet nerasite. Tokio Egipto jums niekuomet neparodys gidai, dirbantis Testure, Novature, lietuviškose kelioninėse agentūrose. Iš tikrųjų, kad pamatyti tokį Egiptą, reikia jame gyventi ir tai turi savo kainą. Taigi, kelionių metu žmonės, mūsų lankytojai atvažiuoja, atskrenda į Hurgadą. Ir apie 20 minučių nuo oro uosto Mubarek 7 mikrorajone yra šita vila Šahrazada, unikali iš tikrųjų vieta. Vėliau aš dar įdėsiu video, pavedžiosiu jūs, pravesiu ekskursiją vilos įvairiom erdvėm. Šita vila yra sukurta pagal Feng Shui kanonus. Čia pritaikiau visas savo spalvų ir aromaterapijos ir mitologijos žinias. Kiekvienas kambarys atitinka tam tikrą graikų, romėnų arba Egipto deivės archetipą. Viloje kabo 108 skambantis sietynai. Kiekvienas kambarys yra spalvotas nuo sienų spalvos iki patalynės. Taigi pati ši vieta yra labai ypatinga. Taigi kelionė prasideda ir baigėsi tokioj harmoningoj, saugioj erdvėje. Aš pati labai nemėgstu viešbučio, kur žmonės atvažiuoja savaitę laiko tam, kad išvemtų savo stresą, per tą laiką net nespėja atsipalaiduoti, bėga, lekia, neršia, stengiasi kažkuo užsiimti, kad tik tai negirdėtų savo vidinio balso, nepernešu tokių turistinių įvairiausių renginių, animacijų, visokiausių vulgarių pop šou. Aišku, per daug gerai pažįstu Egiptą, kad mėgčiau tokius dalykus. Taigi, atskridę į Egiptą patogiai įsitaisysite. Viloje yra botanikos sodas, 10 arų teritorija aplinkui, vila yra Arabijos dykumoje, matosi Raudonoji jūra ir Raudonosios jūros kalnų kanjonai iš bet kurio balkono. Visą laiką pučia šiltas vėjas, šnara palmės, vilai gyvena gyvūnai, mano globojami šuniukai, Nilas Myra ir katinas Šechmetukas. Tai yra dalis mūsų filosofijos ir veiklos Egipte rūpintis gyvūnais. Na ir iš čia mes po truputėlį pradėsim ekskursinę programą. Pirmą dieną atskridus tiesiog susipažinsim, atsipalaiduosit. Antrą dieną važiuosim prie jūros į ramų pliažą, kuriame nepriekabiauja visokiausi prekeiviai ir neskamba tranki turistinė muzika. Atsipalaidavę, skaniai pavalgę, ateinančią naktį išvažiuosim patogiu mikroautobusu su labai patikimais vairuotojais į Egipto pietus. Ir nuo čia prasidės turas senovės Egipto deivių ir dievų pėdsakais. Kuomet organizuoju kelionę, stengiuosi sudėlioti programą taip, kad per minimum laiko jūs pamatytumėt maksimumą
įvairiausių vietų. Suprantu, kad išsiveršti atostogoms, surasti laiką yra ne taip paprasta, todėl labai kritiškai žiūriu į kai kurių kolegų organizuojamus tokius meditacinius turus, kuomet žmonės per dieną aplanko gal kokią vieną lankytiną vietą ir visą likusią dalį kažkur tai šlaistosi arba plepa apie buitinius dalykus. Aš manau, mes ne tam atvažiuojam į Egiptą, kad tiesiog nieko neveiktume, taip kad ta kelionės dalis jinai būna labai intensyvi. Taigi, pervažiavę Arabijos dykumą, pervažiavę Nilą, pirmiausiai lankysim Dendero šventyklai, kurią turistai dažniausiai neatvažiuoja. Tai yra Deivei Hathor, skirta Ptolemėjų laikų šventykla, labai moteriška, aš pasakosiu mitologinės istorijas, turėsim profesionalų gidą, filosofijos mokslų daktarą. Patikėkite, Egipte surasti gerą gidą yra ne taip paprasta. Ir bus ekskursija po Dendero šventyklą. Po to važiuosime pietų Egipto keliais, pamatysite, kaip žmonės gyvena, į Abidoso šventyklą skirtą dievui Oziriui. Tai yra predinastinio Egipto senosios karalystės statinys, pradėtas statyti predinastinio faraono kapas toje vietoje buvo. Na, o Setis I ir jo sūnus Ramzis II toje vietoje pastatė pomirtinę faraono Sečio šventyklą, unikalią, didinga, asketiška, lakoniška. Ten yra šventas ežeras, iš kurio dažniausiai pasisėmėm stebuklingo vandens. Na ir toliau važiuosim į Liuksorą, į vakarinį Nilo krantą. Apsistosim vietiniai vilai Nilo pakrantėje, kad jūs pamatytumėte, kokios yra vilos Egipte ir koks fenomenas, architektūrinis statinys, kas tai yra per reiškinys vila, kad galėtumėt palyginti vilą Šachrazada ir Liuksoro vilą. Patogiai įsitaisysime, skaniai valgysim visos kelionės metu nešaldytą maistą vietiniuose restoranėliuose. Šią kelionę galima pavadinti netgi gurmanišką kulinarinę kelionę. Iš tikrųjų pasikeis visa jūsų nuomonė apie maisto kokybę, apie skonius. Ir antra kelionės diena bus skirta vakariniam Nilo krantui. Aplankysim Memno kolosus, Amenhotepo III pomirtinę šventyklą, kurią ir dabar dar tyrinėja archeologinės misijos. Pamatysim daug įsimintinų kapų, karalių slėnyje. Rekomenduosiu jums savo nuožiūrą vertingiausias kapavietes, kurios greitų metų gali būti netgi ir uždarytos. tą dieną paliksime tai, kas jau nebetarnauja gyvenimui, atsisveikinsim su kažkokiais reiškiniais savo gyvenime. Pamatysit Hatšepsutės šventyklą pomirtinę, labai originaliai statytą Deir el-Bahri šventyklą. Taip pat pamatysite faraonų amatininkų kapavietes, kurios vadinasi Deir el-Medina kaimelis. Ir pamatysite Medinet Habų šventyklą, statytą Ramzio III, tiesiog kaip pomirtinę šventyklą. Ir dykumoje aplankysime Izidės šventyklą, mažytę Ptolemėjų šventyklą, kurioje yra labai gydanti energija. Turėsit galimybę apsilankyti tikrose alebastro dirbtuvėse, valgysim afrikietiškam restoranėlį, visą dieną praleisim vakariniam krante. Trečia kelionės diena bus sugrįžimas į gyvųjų pasaulį, į rytinį Nilo krantą. Ir anksti iš ryto apžiūrėsim Karnako šventyklą, didžiausią šventyklą esančią po atviru dangumi visame pasaulyje. Visose šventyklose mane pažįsta, turiu savo visokiausių pažįstamų sargų ir personalas paprastai būna labai paslaugus. Lankysimės Juodosios Šechmet koplyčiai, kuri skirta Memfio
triadai, Ptachui, Šechmet ir Nefertumai. Pamatysite, kokios galingos gali būti archetipinės energijos. Pasisemsim vandens iš Švento Karnako ežero ir ten gidas mums papasakos praktiškai visą Egipto istoriją. Trečią kelionės dieną apžiūrėsim nuostabų Liuksoro archeologinį muziejų, dar kartelį pasikartosim istoriją, susidėliosim Egipto menų raidą ir kanonus. Liuksoro muziejuje yra labai gražių ir vertingų artefaktų. Na ir kelionės pabaigoje dar kartą užtvirtinsim mumifikavimo ir laidojimo ritualus ir apsilankysit mumifikavimo muziejai. Laiveliu plauksim į Bananų salą, valgysim nepaprastai skaniame restoranėlyje, pamatysite, kaip atrodo pasaulio upių motina žaliasis Nilas, kaip atrodo tikras žmonių gyvenimas ir po pietų autobusiuku vėl sugrįšim į Hurgadą. Sugrįžus ir iš pietų Hurgada atrodo ramus kurortas, kaip koks kaimas, vila atrodo labai prabangi vieta. Ir turėsime dar keletą poilsio dienų, važiuosime į Raudonosios jūros kalnų kanjonus, visureigių. Šią kelionę organizuoju labai specifiškai, be turistinio šurmulio. Mūsų vairuotojai būna beduinai, kurių protėviai yra gyvenę šitoj dykumoje. Ir paskutinę dieną paliksim pliažą maloniem pirkiniam, žuvies restoranai. Taigi, mielieji, kviečiu jūs į karališkas faroniškas atostogas profesionalų apsuptyje. Mūsų grupės būna labai nedidelės, būna dažnai aptarnaujančio personalo, vos ne daugiau negu keliautojų. Turėsite visą mano dėmesį ir mano psichoterapinę patirtį šios kelionės metu. Medituosim, darysim ritualus. Visą, ką jums pasakosiu iš savo 20 metų patirties Egipte ir psichologinės bei egiptologinės praktikos. Dabar tokios meditacinės kelionės retritai yra labai madingos. Kolegės kartais neturi pinigų nuvažiuoti į kokią šalį, tai suburia grupę moteriškių. Na ir tiesiog pati vedančioji kartu kažką pamato toje šalyje. Aš esu labai kategoriškai prieš tokias avantiūras. Manau, kad žmonės galima kviesti tik tai į vietas, kurias iš tikrųjų pažįstam, kad nebūtų paskui visokiausių ekstremalių situacijų tose kelionėse. Detalę kelionės programą sugrįžus į Lietuvą gruodžio pradžiai išsiųsiu visiems, kurie esat mano duomenų bazėj elektroniniu paštu ir įdėsiu į Facebooko puslapį. Na, o jeigu norėtumėte anksčiau užsiregistruoti, priešlaikinį registracijai taikysim nuolaidą, galite man parašyti elektroninį laišką arba asmeninę žinutę. Taip kad laukiam jūsų Egipte 2025 metų balandžio mėnesį. Pasižymėkite datas ir pradedam taupyti pinigėlius. Su geriausiais linkėjimais iš Egipto, jūsų Dalia.